Tai šiandien norim pakalbėti apie šunidžių kosulį. Kas tai yra, kaip jis atsiranda ir kaip mes turim pastebėti savo gyvūną. Tai šunidžių kosulys yra toks reiškinys, toks virusas kaip ir gripas žmonėms. Jis dažniausiai ateina tada, kada oras atšąla, prasideda drėgmė ir šuniukai lygiai taip pat serga kaip ir žmonės. Tai kaip reikia pastebėti? Jeigu šuniukas pradeda čiaudyti dažnai, jeigu atsiranda išskyros nosies, tai yra sloga, jeigu jis pradeda kosyti reguliariai, kosėja, tai tiesiog turim labai greitai reaguoti, nes šunidžių kosulys realiai pats jisai nepraeina. Tai kokią praktiką aš naudoju per savo gyvenimą gyvendama su šunimis, tai aš visuomet esu maksimaliai už natūralias priemonės ir dažniausiai pasitelkiu eterinius aliejus, tai yra kopaiba. Kopaiba man parodė vienas kinologas, žmogus paaiškino, kaip ją naudoti ir iš tikrųjų nuo tos dienos mano gyvenimas tapo žymiai lengvesnis, susiduriant su šita problema, tai yra šunidžių kosulys, kuris neišvengiama mūsų gyvenime. Mes visuomet turim būti pasiruošę šitai problemai spręsti. Tai kopaiba yra eterinis aliejus, kuris yra ne aštrus, bet labai gerai padeda susirgus kvėpavimo takais. Tai kaip galima paduoti eterinius aliejus gyvūnam? Tai arba per pėdutes, arba kartais, jeigu tai nelabai aštrus aliejus, tokius kaip kopaiba, aš paduodu tiesiai į burną. Tai aš dabar jums parodysiu, kaip naudoti kopaibą. Tai pasiguldom šuniuką ant kelių, pasiemam pėdutę ir tiesiog lašiname tiesiai ant pėdutės po lašiuką ir įmasažuojame. Per 20 sekundžių eterinio aliejaus, tokio kaip kopaiba poveikis, greitai papuola per pėdutes į kūną ir į kraują ir atneša be galo daug naudos. Taip pat eterinį aliejų galite naudoti ir jeigu gyvūnas serga subdifuzoriumi, šalia jo kur šuniukas miega, kur šuniukas ilsisi, tai tikrai atneš greitos naudos, todėl kad eterinį aliejų mes gauname arba per odą, arba per kvėpavimo takus, arba per burną. Tai lygiai taip pat per kvėpavimo takus gyvūnas gauna eterinių aliejų naudą. Mes veislinėje naudojame šitą eterinį aliejų, būtent kai keliaujame į keliones, nes bet kada gali atsitikti šunidžių kosulys, bet kada gali pasigauti ir tu turi turėti visuomet priemonės, kad greitai galėtum reaguoti. Nes pasiekmės, negydant šunidžių kosulių, gali būti liūdnos ir dėl to mes visuomet savo vaistinėlėje turime kopaibą. Ir dabar parodysiu, kaip mes naudojame burną. Tiesiog per šoną paduodama kelis lašus, kelis kart per dieną ir viskas. Kadangi eterinis aliejus šitas nėra aštrus, tai jisai neturi jokio specifinio skonio ir gyvūnas tikrai lengvai toleruoja.